Sakyt, prašau, iš tiesų, vaiko teisų apsaugos advokatas jūs esate kaltino kaip valstybės gynėja, kad jūs visiškai pakeitėte savo poziciją teisme dėl jūsų kaltės. Kaip aš minėjau, valstybės kaltintojas tai yra asmuo tas, kuris kaltina asmenį. Ir jeigu jisai neturi pagrindo ir byloje nėra duomenų, kad asmenį kaltina, jisai vien tuo pagrindu, kad jisai valstybės kaltintojas, jisai neturi teisės. Jeigu kaltinimas nepagrįstas, jisai turi turėti drąsos ir tai viešai pasakyti, tai yra teismo paprašyti, kad išteisė. Vaiko teisų apsaugos specialistė labiausiai teismas, sakykime, aiškino teisme, kad tame teisme nebuvo remtasi visiškai Kėdytės parodymus, kurie buvo duoti įvairiems ekspertams, kaip jūs vertinat šitą jos argumentą. Čia vien tik tai pasisakymas, teismas yra pilnai vertinęs, net atskirai skirias nuosprendžio dalis dėl ekspertizių vertinimo, dėl Kėdytės parodymų, nuosprendėje viskas yra išsamei išdėstyta. Bet jūs minėjote, kad ne visai galima pasitikėti tais parodymais Kėdytės ekspertams duotais, kodėl dėl kedžio tam tikrų. Teismo nuosprendėje yra nurodyta, buvo įtaigus poveikis mažamečiui. Todėl. Prokurore, jūs kažką naujo šiandien išgirdot, kas galėtų sprendimą pakeisti? Naujo neišgirdau nieko. Kaip jūs vertinat, kad buvo iškviestos psichologės, buvo prašoma iškviesti liudytis nepilnai? Čia jie turi tokią teisę, jie pasinaudojo, kiekvienas mes pasisakėm pozicijas ir teismas priėmė tokį sprendimą, nekviesti ir dar papildomai daugiau įrodymų nerinkti. Baigiam darbą.